Tai esu Ramūnas ir aš esu alkoholikas. Augau aš sovietmečiu, mano vaikystė ir jaunystė, sakykime, praėjo tais laikais, kada užstalės buvo labai populiaru. Tai alkoholio vartojimą mačiau nuo pat mažų dienų. Mano tėvas irgi buvo geriantis. Tai kas bebūtų, vestuvės, gimtadieniai, vardadieniai, visą laiką buvo švenčiami ir su alkoholiu. Tai aš mačiau nuo vaikystės ir tas alaus gurkšnis ten vaikystėje, tai visai nebuvo tabu. Niekas į tą nekreipdavo dėmesio, taip kad viską tą mačiau vaikystėje, paskui jau paauglystėje. O kai jau pats buvau kokį 16 metų, patys pradėjom pabiškį ragauti, todėl kad matėm tą vaizdą. Ir gimtadieniai, dar kažkas, šokis einant, vis ant drąsos ten reikėdavo išgerti. Ir nežinau, aš asmeniškai pradėjau nuo stiprių gėrimų. Nežinau kodėl, bet turėjau didelę toleranciją alkoholiui ir kiekiam alkoholio išgertų. Tai ir tas pats tęsiasi ir toliau su manim, kada jau atsirado mano vaikai. Vėlgi tie patys vaikų gimtadieniai, tai buvo švenčiami su alkoholiu ir būdavo nukrauti stalai ir švenčiami tai vaikų gimtadieniai, nebekalbant apie kitas šventes ten ir panašiai. Tai o toks tarpas, kada aš nevartojau alkoholio, tai gal buvo tarybinė armija, tai buvo 85 metais, 85-87 metai, o šiaip tai mano stažas, aš taip dabar skaičiuoju, apie 40 metų. Tai ilgiausias blaivybės tarpas, toksai, sakykime, tai buvo 7 mėnesiai. Pats nepastebėjau, kaip viskas vėl baigėsi ir aš vėl pradėjau vartoti. Tai esmė tame, kad tas vartojimas vis tęsis ir vis dažniau ir galo nebūdavo ir atėjo toks laikas, kada aš jau nebegalėdavau sustoti. Man reikėdavo kažkur tai užsidaryti ar detoks ar kur, kad išsiblaivinti ir atsistoti ant kojų. Bet tai tarpai tarp blaivybės buvo labai trumpi ir praktiškai ant galo jau, kada išeidavau iš priklausomybės ligų centro ir aš praktiškai tų tarpų nebelygdavau, aš toliau vartodavau. Aišku, dirbau ir visa kita, bet jau prasidėjo problemos, todėl kad būdavau darbe jau pagiringas ir kažkaip tai būdavo, kad reikėdavo jau skambinti, kad aš negalėsiu darbą, taip pat skambindavau, kada man reikėdavo jau važiuoti į detoksą, blaivytis, kad aš jau nebegalėdavau sustoti. Tai pradžioje turėjau savo verslą, dirbau, aišku, ir vartojau, nes buvo vairuotojai, man vairuoti pačiam reikėdavo. Tai dirbau ir esmė tame, kad man buvo patogu ir aš kiekvieną dieną praktiškai galėjau vartoti, tas tęsis labai daug metų. Tai ir prasidėjo tokios problemėlės ir žinau, kad esu suskaičiavęs, aš geriau dienon visus metus, ištisai metus laiko. Ir nežinau, ir ta sveikata jau kažkaip tai pradėjo mažėti, jau kažkaip aš vis dažniau turėdavau sustoti jau su pagalba kažkieno, kad sustoti išgėrinėti. Net nebesulaukdavau, kada iš darbo važiuodavau, aš jau pradėdavau vartoti važiuodamas už vairą. Ko pasekoja, aišku, aš pragėriau teisės, bet aš pragėriau ir pasitikėjimą vaikų ir visų aplinkinių ir draugų. Tai atėjo ta diena, kad aš turėjau rinktis arba toliau gerti, arba kažką daryti, nes viskas, tai buvo tik laiko klausimas, kada aš prarasiu darbus, neaišku, kuom baigsis tie važinėjimai visi mano neblaiviam už vairo. Tai o pačiam susitvarkyti nepavyko niekaip, bet atėjo tas laikas, kaip pragėriau teisės ir mačiau, kad jau viskas rytasi tik į blogąją pusę, tai aš ryžausi vis dėlto atvažiuoti į Vilties švyturį, kur sėkmingai baigiau reabilitaciją ir aišku, gavau čia ir psichologų pagalbą, ir darbuotojų daug, kurie padėjo man atsistoti ant kojų, tiksliau prisikelti, gal sakyčiau, iš numirusių, nes viskas ėjo į tą pusę. Tai ir dabar esu laimingas ir matau visai žiūri pasaulį kitom akim, gyvenimą, todėl kad nebegalėsiu aš susigrąžinti tų iššvaistytų ir ištaškytų to laiko, bet aš žinau, kad aš
aš galėsiu dabar jį pataupyti, būdamas blaivas. Na, tai paragau, aišku, vaikystėje to alkoholio ir tai 16 metų. Mes esam išgėrę su draugu mokykloje, eidami šokis, išgėrėm butelį degtinės dviese. Tai va, pirmas toks pavartojimas, o paskui, aišku, gimtadieniai, plotai laisvi vadinami tie ir visą laiką būdavo alkoholis ir būdavo vartojama. Labai sunku kažkaip tai atsisakyti alkoholio visai. Aš vis dar turėdavau kažkokią tai išlygą, kad aš galėsiu vartoti ir galėsiu vartoti saikingai ir pradžioje atrodavo, kad aš galiu, bet viskas baigdavosi to pačiu. Tai buvo artimieji, kurie matė tą visą dalyką ir pradžią aš nepripažinau, aišku, neigiau ir sugalvodavau visokių ten pasiteisinimų ir panašiai, bet tai aišku, artimieji matė ir dukras matė ir matė, nu visi aplinkiniai iš tikrųjų matė visi, tik aš nesupratau pats iš pradžiai. Ir aš toliau vartojau, bet tas vartojimas vis didėjo ir kiekiai didėjo, nes tolerancija irgi didėjo alkoholiui. Tai 0,7 viską, tai čia labai nedidelė norma dar. Dienos 0,7 tai nesibaigdavo 0,7, būdavo dar antras būtinai. Aišku, po biškį aš ir dirbdavau, bet aš suvartodavau daug. Litrą mažiausiai, gal ir daugiau. Aš blogiausias dienas atsimenu, aš žinau, kad aš vartojau ir vartojau praktiškai kiekvieną dieną daugiau mažiau paskutiniais metais. Tai man, vat, kas yra skaudžiausia, kad aš laidau mamą, aš buvau pavartojęs. Aš laidau tėvą, aš irgi buvau įmetęs. Aš buvau neblaivas ir man tas ir dabar dar aš negaliu pamiršti tų dalykų. Aš net nesugebėjau palaidoti savo tėvų, būdamas blaivas. Tai man yra pats skaudžiausias dalykas. Aš manau, kad didžiausias praradimas tai artimų pasitikėjimas. Aš buvau jam greičiausiai kaip tiksinti bomba ir visą laiką aš prisimeluodavau ir neigdavau ir prisigalvodavau pasiteisinimų ir aš praradau pasitikėjimą. Man tas yra žiaurus dalykas, nes kada jau tavim nepasitikė, tai yra tas momentas, kada turi susimastyti ir galvoti apie blaivybę, o ne apie pavartojimą. Tai iki pradžios reabilitacijos, tai buvo labai stiprus vartojimas mano, aš jau važinėdavau, aš visą laiką pagiringas į darbą, važinėdavau automobiliu ir tos nemigos, tos naktis, jos bemiegės, žodžiu, buvo tas, stiprus vartojimas, kažkokia beprotybė. Tai aš važiuodavau į darbą, aišku, aš iš ryto nevartodavau, darbe aš nevartodavau, bet aš jau grįžinėdamas, aš nusipirkdavau 0,7 butelį viskio ir aš jau gerdavau važiuodamas už vairo. Paprasčiausiai aš jau, kol davažiuodavau iki namų, aš jau vartodavau. Ir baigdavosi, aišku, kitų, 0,7 ir aš tiek susipyniau, aš dirbau naktinį darbą, man buvo naktinė pamaina, aš dirbau 2 darbuose, netgi sugebėjau dirbti kažkaip tai stebuklingai. Ir man susipynė grafikai, aš sėdau į mašiną prigėręs ir važiavau į darbą. Ten buvo galimybė pamiegoti, bet tai esmė tame, kad aš buvau labai neblaivus. Aišku, ta tolerancija manęs nemėtė, aš vaikščiau, negriuvinėjau nieko ir vairavau tą automobilį, bet promilių buvo labai daug, aš pripučiau 4,05, labai didelė jau čia norma, sakykime. Tai buvo taškas, buvo iškviesta policija, nes negerai aš tą automobilį pastačiau ir visą kitą, tai privažiavo policija. Pasipriešinau policijai, tai buvo aišku tas beprotybė ta, kad aš buvau jau labai girtas iš tikrųjų. Tai reabilitaciją aš dabar jau esu baigęs, baigiau programą, kuri yra čia ir labai stipri programa ir labai daug yra darbuotojų, kurie padeda tvarkytis. Aš esu labai patenkintas, kad aš papuoliau būtent čia. Viena iš stipriausių reabilitacijų, labai puikūs specialistai visi. Sužinojau daug gerų dalykų, todėl kad vartojant tas bendravimas, vien tie dalykai visi kažkur dingo. Aš atradau naują viltį, tai turiu viltį, kad aš galiu dar pabaigti tą savo gyvenimą blaivus ir sutaupyti laiko savo brangaus. Planai tokie, kad reiks gyventi toliau, bet vėlgi gyventi, mokantis gyventi blaiviai.
Tai žinau, dabar turiu įrankį, žinau, kad man būtinai reikia lankyti grupės anoniminių alkoholikų ir kitaip gyventi, nes tie tokie visi, sakykime, tos tradicijos užstalės, jos turi baigtis ir aišku, jų reikia vengti. O šiaip fiziškai atsigavęs labai stipriai, todėl kad čia visos sąlygos buvo. Aišku, eisiu dirbti ir dirbsiu ir kažkaip tai stengsiuosi gyventi blaiviai.